Ar jaučiat kodėl? Tu bent paragauk. Yra labai bloga vaikų maitinimo strategija. Liūdniausia dalis yra ta, kad įvairaus maisto ragavimas iš tiesų yra vienas iš svarbių pilnavertės vaikų mitybos kūrimo įrankių, bet jautriems vaikams reikia gerokai atsargesnio metodo. Ką daryti, kad padėtumėm savo jautriem vaikam, o ne kurtumėm jiem baisius prisiminimus apie vėstančią pienišką sriubą? Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Valgymo procesas apima daug cheminių procesų smegenyse, skonio ir kvapo signalai sužadinantys specifinius nervus, trilypis skonio pojūtis formuojamas iš tekstūros, tąsumo ir temperatūros, taip pat su valgymu susijusi vaizdinė ir garsinė informacija. Visa tai sujungiama pirminėse smegenų srityse apdorojančiose skonį, priekinėje salos žievėje ir apjungiama orbitofrontalinėje žievėje. Pagrindinis čia veikiantis mechanizmas yra specifinis sensorinis sotumas arba sensory specific satiety. Pakartotinis to paties sensorinio profilio, skonio, tekstūros, vaizdo patyrimas mažina maisto hedonišką vertę ir patiriamą malonumą nepriklausomai nuo maistinės valgio vertės. Taip vystosi įpratimas arba habituation. Jei šis mechanizmas sutrinka, malonumas valgant nemažėja, tada atsiranda sąlygos palankios persivalgymui. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, dėl streso, valgant hiperskanų, tai yra labai kaloringą ir intensyvaus skonio maistą, ar ADHD atveju. Jei sensorinis profilis susiejamas su pavojumi, kuris visiškai nebūtinai kyla iš paties maisto, tada limbinės smegenys kaip tik aktyvina stresinę būseną ir tokio maisto imama vengti, gali pasireikšti psichosomatiniai virškinimo veiklos sutrikimai. Mūsų tarpe yra žmonių, kuriems bet kurio maisto skonis atrodo intensyvesnis, nes jie yra jautrus platesnė prasme arba turi taip vadinamus superliežuvius, gerokai tankesnį skonio receptorių tinklą ant liežuvio. Maži vaikai paprastai dar nemoka dorotis su tokiais intensyviais pojūčiais, todėl papildomai bet koks raginimas ar prievarta valgyti ar tik ragauti dar labiau didina patiriamą stresą, todėl greičiau jau bus žalinga taktika, negu plės vaiko maisto diapazoną. Štai tada sensorinė maitinimo terapija ir padeda. Beje, jis svarbi ir jautriems suaugusiems, kurie augdami taip ir neišmoko saugiai ragauti, todėl gali metų metais maitintis nepilnaverčiu maistu ir žaloti savo sveikatą. Kaip veikia sensorinė maitinimo terapija? Jie remiasi tais pačiais desensibilizacijos principais, kurie taikomi įvairių fobijų atveju. Iš pradžių apie maisto produktus tik kalbama, jie yra tame pačiame kambaryje, jie yra matomi, kylantis susijaudinimas slopinamas priklausomai nuo amžiaus, tvirto apkabinimo, malonę muziką, kvėpavimo ar įsižeminimo pratimais. Vėlesniuose etapuose maistu žaidžiama, jis liečiamas, pavyzdžiui, užsegama maišelį įdedant maisto taip, kad jį būtų galima minkyti neprisiliečiant prie jo, toliau jis uostomas, liečiamas, maistu gali būti piešiama arba iš jo lipdoma, galiausiai maisto yra uostoma ir ragaujama. Girdėjot raginimus nežaisti su maistu? Čia kaip tik tai, ką jautrus vaikai gali spontaniškai daryti, kad maistas jiems neatrodytų grėsmingas. Kiekvienas tolimesnis etapas įmanomas tik tada, kai nejaučiamas pernelyg didelis susijaudinimas. Taip naudojamas natūralus įpratimo mechanizmas, sensorinį maisto stimulą susijant iš naujo, nebe su grėsmingu patyrimu, bet su ramia būsena. Sensorinės maitinimo terapijos struktūra vadinama SOS – Sequential Oral Sensory. Tyrimo rezultatai rodo, jog šis būdas sėkmingai padeda mažinti valgymo metu kylantį stresą ir reikšmingai didina valgomo maisto diapazoną asmenims, kurie pasižymi dideliu išrankumu maistui. Mokslininkai pastebi, kad akcentuojant maisto sensorinės savybės, tai yra skonį, kvapą ir tekstūrą, pasiekiami geresni rezultatai, nei daugiau dėmesio skiriant maisto vertingumui ar sveikumui. Taip pat minima, jog manipuliavimas tekstūros savybėmis taip, kad maistas ilgiau liktų burnoje, pavyzdžiui, pridedant įvairaus kietumo traškių dalelių, padeda pasiekti geresnių rezultatų. Kaip šios principus galima pritaikyti savo ar savo vaikų mitybai? Pirmiausia, susidėliokit palaipsninio nujautrinimo planą, pradedant tokiame lygyje, koks yra komfortiškas jautriam valgytojui. Skubėjimas ir spaudimas situaciją blogins, o pokyčių tempas bus geras toks, koks tinka jautriam valgytojui, o ne jums. Vienam valgymui derinkite skirtingų sensorinių profilių patiekalus,
su nesudėtingu skoniu ir tekstūrų maistingais patiekalais. Tai gali būti trintos daržovių ir kruopų košės, jogurtai, perteptos sriubos ir panašiai. Siekite tokios valgymo tekstūros, kad maistas pabūtų burnoje ilgiau, todėl kad jį reikia ilgiau kramtyti, jame yra daugiau smulkių dalelių ir panašiai. Taip stimuliuojami sotumo signalai smegenyse tinkamu metu ir jie neskatina persivalgyti. Skatinkite valgytoją dėmesį sutelkti į malonų vaizdą, kvapą, skonį, tekstūrą, o ne į faktą, kad maistas vertingas, sveikas, net jei tai ir yra tiesa. Šiuo atveju tokia informacija nebus vertinga ir nestiprins reikalingo įgūdžių. Mūsų kultūroje ir taip per daug žmonių manančių, kad sveikas maistas būtinai bus neskanus. Valgykite ar maitinkite kitaip nestimuliuojančioje aplinkoje. Pasirūpinkite netriukšminga muzika, prigesinta šviesa, kitais kvapais, vaizdais ar platesnė prasme stresorių kontrolę. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit komentare po kiekvienu įrašu. Įrašuose taip pat rasit nuorodas į mokslinius straipsnius ir knygų rekomendacijas. Jei turit klausimų ar komentarų, rašykit man asmeninę žinutę arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.